Ką, turim tokią fainą mašinėlę. Mašinėlė turėtų būti smagus daiktas, bet užkalęs varikliuks, prasukti indeklai. Tai bandysim kažką iš jos burti. Neatsidaro čia. Nu jo. Turim kitą variklį. Ką stumsim vidun, tą laukan. Iš dviejų darysim vieną. Nu įdomu, kaip jin čia lėks. Tai pasivarėm ant keltuvą. Stadangstam. Motoriukas atrodo taip. Ja, trauksim lauką. Sujungsim provodkes. Taip. Antifrizo jau nėra. Nu, gerai, sportuojam. Nu, turim kitą variklį. Bet galėjo taip nepadaryti. Tai nereikėtų dabar čia viską griauti ir keitinėtis provodkių. Bet dar nors kad sankabą sužiūrėtumėm, tai teks apsiardyti. Ką, tas laukia. Ką, nuo to nusitrauksim provodkę, atsijungiam dėžę, susižiūrim, kur sankabas gyvesnės, nes tam atvežtiniam sankabai batai. Prisidėsim provodkės, susižiūrėsim dirželius. Ir taip toliau. Ką, sportuojam toliau? Taip, nusėmėm pirminį slakstą. Iš tos nieko gera. Taip. Kita dar baisesnė. Taip, dėžės ant remonto. Sankabos mirusios, abi. Taip, ką, nusėmėm karteriuko. Bent dzindrų nėra, jau gerai. Nu, tepals maurins, tai... Bet metalo dzindrų nėra. Tai ura. Toliau, čia. Irgi daugmaž švaru viskas. Taip, čia tepalo siurblio grandinėlė. Jau konkrečiai į pabaigą. Tempėjas jau per daug išvažiavęs. Plius žvaigždutės. Gali pirštus persipjauti. Variantų neturim. Šita presuojama. Bandysim ieškoti komplektėlį naują. Taip palikti neis. Tvarkoj, kitas grandinės mes turim čia iš to galo. Ten vanų su grandinėlės, atsiardysim pasižiūrėti, kaip jos ten atrodo. Jeigu gyvas, jei negyvas, sudėsim nuo to variklio užkalusio. Čia sakė, buvo keistas.
Naujas vanusas, tas galas tvarkytas, bet... Nu, žiūrėsim. Gerai, bandom. Bandom aiškintis toliau. Nu, išsiardėm tą pusę. Ką čia mes turim? Turim hidraulis. Nebelaika. Grandinė maskatuojas, nors hidraulis įsikelia į viršų. Tai tada jau per daug išvažiavęs, nu, išsitampius. Tokia neplona, bet pasirodo serg. Plius gerai, kad įsiardėm, nes o tie va, kur plaukia į dugnę reikalai subirėja vanusų. Tai yra fazių reguliatoriaus aktyvatoriaus žiedeliai. 2 gyvi, o vidurinis. 2 gyvi, o vidurinis subirėjęs. Tai bet kokiu atveju būtume turėję problemų. Dabar ką? Pasikeis grandinės, teks nusiimti dangtelį. Užsistaparinti velenėlius, tada nusisuksim viską, pasikeisim, nusimsim nuo šitą daiktą. Dvigubi darbai variklių keitimais. Ką, išsiardėm šitą seną. Čia viskas sudėta nauja. Nauji dirželiai, vandens pompas. Tai nuo to sudėsim viską ant ano. Čia taip. Čia vanusas naujas, grandinėlės naujas, įtempėjas naujas. Čia žiedeliai ir visi gyvi. Tai tiesiog uždėsim vožtuvo dangtelis ir gražus išvalytas visos tirpinėlės naujos. Tai šitą reikalą sudėsim čia. Nu, prisidėjom naują vanusą, grandinėlius, tos kur naujas. Nu, atsistoja viskas gražiai. Ne taip, kaip buvo sena. Toliau naują varžtą, veržės 20 Nm plus 45 laipsnių. Nu ir tai čia. O paprasčiausiai ir žveržti. Turim tokią pribūdą pasidaręs, tiesiog škyla. Uždedi, pasilaikai ir iš to galo suverži, nieks čia niekur nenusilaužia. Tai va, ką, toliau. Dangtelį susirašiam. Čia dar gyvena vanuso setelis. Tai dažniausiai įsitraukia prasiplauti. Užkabini susirgikliukų mažiukų ir plokštė įsitraukia, jisai nieko nesusilaužai. Tai va, tą prasivalai. Čia atgal į vietą ir rinksim viską atgal. Taip, tą galą susirinkam. Viską susidėjom. Kuras siurblių, vakuumas siurblių, viskas. Su ta pusė. Taip, toliau eisim. Čia reikia pasikeisti šitą visą mazgą. Įtempėja žvaigždutės abi. Alkūninio veleno žvaigždė. Taip, dabar situacija tokia. Turim komplektėlį atvežė. Ir nori, kad mes jam viską pakeistumėm, nes praeitam variklį, kodėl dabar keičiam, tai tas mechanizmas subirėjęs ir ko pasiekoje
variklis užkaleno, subirėjo šita balansyrinių žvaigždžių balansyrų žvaigždė. Tai va, bet didžiausia nesąmonė tame, kad kaip ir pagal visą manualą šita žvaigždė prasidavinėja su visais balansyrais ir yra išstatyta gamykliškai, tiesiog susukti balansyrą į krūvą, ten kur jie turi stovėti, patys niekur nesištiriuoja. Tai dabar vienintelė mėtkė yra keičiant visą tepalo siurblio šitą daiktą. Yra mėtkė, taip. Čia vat, toje vietoje. Toje vietoje ant žvaigždutės yra rodiklytė ir taip, užsikeliam stūmoklį į mirties tašką, toj padėty balansyrai turėtų užsištiriuoti į tą per dantį šičia, bet kadangi grandinė išsitampius, tai mes ją tiesiai čia įstatyti negalim. Taip. Gerai, vadinasi, reikės kažkaip gudrauti. Taip, o gudravimas paprastas, biškutį mes pasisukam ir viskas tinka. Ką dabar? Toj padėty, čia turėtų būti ta tikroji padėtis. Toj padėty dabar turim kažkaip užsikaišiuoti balansyrus, kad jie mums čia stovėtų ir niekur nebėgtų. Tai ką, verčiamės variklį, galvosim, kaip čia viską padaryti. Ką, nepatingiau, užsidėjau naują grandinėlę, persimečiau ant senų žvaigždučių ir tada viskas atsistoja. Viskas atsistoja taip, kaip priklauso. Cilindras aukščiausiams taškės stūmoklis. Viskas, vadinasi, tikrai toje vietoje mes turim ištyriuoti, lygiai taip pat reikės viską surinkti. Plius dar vienas niuansas. Žvaigždutė čia greičiausiai bus pabirus. Balansyras šitas visas. Tai reikėtų pasistatyti kažkas va taip, kad turėtų balansavimą į abi pusės. Taip, tvarko, ir dabar toj padėty mes pasižymėsim, kai tik šliciukas vienas, o čia įmanoma užsistaparinti. Toj pasidarysim marštelį tiesiai, pokšt ir sustaparinsim. Pasižymėsim iš to galo. Ir manau, viskas čia mums pavyks. Ką, ardomės? Taip, čia vietai. Čia puikiai matas lygiai, per viduriuką pasižymėjom dantuką, pasidarėm imitaciją, kakras pokšt įkrenti vietą. Viskas tink, niekur jis nepabėgs, čia kad jeigu netyčia pabėgtų, plius čia susižymėjom. Plius ten pasižymėjom. Taip, manau viskas bus ok. Toliau ką, tą prilaikam, tą atsisukam.
Ir žiūrėsim. Toliau. Nu ką, čia nusverdėm. Toliau žvaigždę. Nusiprašytų įdėdėm sijomniką. Įtempi, pasuksim, nusimausim žvaigždę. Nu ką, tą žvaigždę nuimta, užsidėsim kitą. Čia pasikabinom. Pasišildysim žvaigždutę ir greitai užsimausim. Pasišildysim su balionėliu. Tai va. Taip. Bandom. Bandom pasikaityti. Nu va, vietoj. Ir vietoj. Tokiu būdu. Nu ką, pavyko. Susirinkom tą mazgą. Taip, stūmoklis aukščiausiam. Čia viskas susidėjo, kur buvom pasižymėję, kur turi stovėti. Viskas tinka. Dantukas, kur žymėtas, tinka. Net tą žvaigždutę pavyko pastatyti. Nu, ta prasme, tą pataikyti taip, kad šita atitiktų. Plius pažymėjau ateities kartom žymę, kur balansyrai turi stovėti. Taip, tas 20 plus 90, 20 m plus 90 laipsnių, tas irgi varš naujas. Nu viskas, ką. Toliau dedam dangtelius, salninkus, karterius. Renkamas. Taip. Paėmėję, nusimsim, įsiplausim. Taip, viskas sportuojam. Taip, apsirinkam dar truputį, susidėjom diržus. Teko čia dar persirinkti tepalo padavimo vamzdžius, aušinimo vamzdžius, nes suraityta čia buvo. Taip, toliau ką? Toliau prisidėsim pravodkę ir leisim susijungti su dėžė. Taip, susikišom pravodkę, viską susijungiam. Kranšteiną. Taip, viskas keliam nuožę.
Keliam nuožę, jungsim su dėžė. Tai naują sankabėlę užsidėjau. Nu ką, viską susirinkom. Susirinkom ir šausime vietą. Ką, variklis vietai. Ant padiškų apsupas, jau gerai. Leidom prapučią, kiek truko, sulibėtki į viršų ir prisikabinėm. Ką dabar? Susirinksim visus nakrėkulius aplinkui. Nebe kažkas ir liko. Nu ką, viską susirinkom. Antifrizą susipylėm, viską susisukom, tepaliukus susipylėm, klomą pasikrojom. Ką, bandysim kurti. Nu, bandyk. Ein kolega pasukt starteriuką. Pradžiai degimą įjungti ten benziną, kad varytų. Nu, jeigu gyva, tai žiep. O, tepalą pasiėmiau, užpylą. Da, įdirb. Nu, super. Na, saugos garsas. Nu ką, kūrenas? Ką, čekį nedeg? Nieks nieko, ne? Ką? Nu gerai, gesinam, susižiūrim tepaliukus, viską. Gerai, gesink. Antifrizą suvalgė. Gerai. Tuoj dasipilsim. Gerai, apsižiūrėsim, duosim žinoti. Nu, dasimušėm iki galo. Langius, valytuvus. Viską susidėjom. Gerai, nu, bandysim pasikurti. Pasikurti kitą rytą, kaip čia viskas bus. Jeigu pasikūrėm. Eisim į lauką. Nu, bandom. Taip. Laisvas bėgis. Taip, sankabikė nusivarinam viskas čiki. Nu ką. Pababa. Pasikūrėm. Gerai. Teks biškį susižadint. Nu, susižadinam kažkiek. O, akumą pasiėmiau raktą. Nu, bandom. Alio, gyvas. Gyvas. Nu ką, važiuojame į lauką. Šilta laukia, apsišildysim, atsikaitysim ir važiuosim prasibandyti. Nu ką, prasukam ratuką, važiuoja, viskas užpila, keis nekaista, temperatūra 90, kaip priklauso, ventiliatoriai pasileidžia. Nu ką, belieka likti trasą toliau, nes čia mieste nėra kur, bet iš pradžių normaliai, o sūkius pasidavo sūkius virš 4 šmotų, jau tada pradėt rodyt savo. Ja. Tai tiek.
atiduodam, galai važiuoji.